Vakar pradėjau rengti video apie antisemitizmą ir apie jo santykį su kritika Izraeliui. Iš esmės apie tai, kad antisemitizmas dažnai panaudojamas yra Izraelio propagandos kaip tildymo mechanizmas, kam nors apkaltinant antisemitizmu. Bet ir plačiau apie tai, kas yra antisemitizmas ir, aišku, svarbiausia, kas nėra antisemitizmas. Šiandien girdėjau, Konstitucinis teismas skelbia dėl Žemaitaičio ten sprendimą, tai ir ten bus labai įdomu, aš nežinau, ar ten turėtų būti parašyta, ar ten buvo antisemitizmas ar ne, ir kaip jie ten apibrėžė, nes terminas yra be proto problematiškas ir akademijoje jau daugiau kaip 10 metų yra labai kritikuojamas. Na, žodžiu, ten papasakosiu daug ir išsamei ir tikiuosi, kad kai pažiūrėsite video, tai turbūt, kad nesuprasit pažiūrėję jį labiau, negu dabar nesuprantat. Tai va, bet čia kita istorija ir pradėjau tą daryti, o šiandien išėjau pafilmuoti truputėlį, pasimokinti pafilmuoti, įdėsiu čia gal kokius klipukus, kad ne vien tik tai aš sėdėčiau ir kalbėčiau. Ir bevaikščiodamas susimąsčiau, kam aš tą video darysiu, kam kiti buvo padaryti, kam apskritai visa GPB chebra dirba ir tiesiog bus tokie nesiruošti pamąstymai, tai galbūt nerišlus, tai atsiprašau už laiko švaistymą. Bet iš esmės čia bus kreipimasis daugiausiai į tos žmonės, kurie ne pirmą kartą mane mato, ne pirmą video mato, žino vardais mūsų redkolegijos bent jau nemažą dalį ir panašiai. Tai va, ir susimąsčiau ir gal, tai pirmiausia dėl ko susimąsčiau? Tai pirmiausia susimąsčiau dėl to, kad tokį video padaryti man apie tą antisemitizmą man užtruks kokią, nežinau, 40, gal 50, gal 60 valandų. Ir nepaisant to, arba, nežinau, gal būtent dėl to, kad tai yra mano tema, tai yra tai, ką aš studijau universitete ne vienerius metus, antisemitizmo, vien konkrečiai antisemitizmo kursų turėjau gal kokius, nežinau, 5, 6, gal net 7, neatsimenu dabar, ir jie nebuvo tik tai vien istorijos, jie buvo ir sociologijos, ir politikos mokslų kontekste. Ir tą dalyką aš išmanau. Ir santykį su Izraelio, Palestinos konfliktu irgi išmanau. Konfliktų domiuosi jau 15 metų. Apie jį beje pirmiausia sužinojau iš Izraelyje gyvenančių žydų, tai irgi yra tam tikrai įdomesnė perspektyva, sakykime. Tai va, tai vienas dalykas yra tos 10 valandų darbo, kitas dalykas yra jau tas žinių bagažas, trečias dalykas yra įranga visa šita, ketvirtas dalykas yra kitų redkolegijos narių kažkiek tai laiko, nes jie prisideda prie pačio publikavimo ir taip toliau. Ir tada pradėjau galvoti apskritai apie visą tą GPB darbą, kas tai yra, kam reikia bendrai kontekste visos politikos ir apie tai, kaip mes dirbam. Tai sugalvojau biškį jums papasakoti, nors jau esam apie tai kalbėję, bet taip gal koncentruočiau papasakosiu. Ir iš esmės čia bus irgi pinigų kaulijimas ir paramos kaulijimas, bet apie tai truputėlį vėliau. Tai va, tai GPB prasidėjo nuo, kaip internetinis puslapis su tekstais, prasidėjo prieš, aš nežinau, jau kokius 7 gal metus. Bet šiek tiek anksčiau ištakos buvo pirmiausia darbo kodekso liberalizavimo visa epopėja ir vėliau turbūt ar prieš tai dar buvo ta kalafiorų vadinama, ne revoliucija, bet pasipiktinimas dėl kalafiorų kainų. Tai, žodžiu, buvo grupė žmonių, kurie prieštaravo kilusiam kainom ir buvo pagrindas tų žmonių, tos grupės protestavo prieš darbo kodekso, naujo liberalizuoto darbo kodekso įteisinimą. Ir jūs turbūt atsimena, ten buvo palapinės prie vyriausybės. Pirmiausia, jos buvo tiesa Kaune, gal savaitę laiko buvo Kaune prie savivaldybės, paskui jos persikėlė į Vilnių. Ir ten buvo toksai miestelis, ten kiekvieną dieną vyko renginiai ir taip toliau. Ten buvo didelė organizacinė, ta grupė buvo didelė ir daug įvairesnė negu GPB dabar ta ašis, bet galiu drąsiai sakyti, kad į GPB redkolegiją atkeliavo tie žmonės, kurie buvo to pagrindas. Tai va, ir
viena dalis išsiskyrė, iškeliavo į profesinę veiklą, profsąjunginę veiklą. Tai irgi yra tie patys žmonės ir persipina kai kurie. Pavyzdžiui, Jurgis, dauguma mūsų redkolegijoje yra gegužės 1 profesinės sąjungos nariais, bet kai kurie žmonės ten dirba, Jurgis vadovavo kurį laiką, žinau, kad Viktorija irgi dirba, žodžiu, kaip ir išsiskyrė keliai, kaip ir ne, bet profesinė sąjunga tiesiog daug plačiau dirba, nežinau kiek narių dabar turi, bet tikrai šimtais. Ir tai va, ir kita dalis buvo šita propagandos mašinėlė vadinama GPB, gyvenimas per brangus. Pavadinimas beje kilo iš, nesu tikras, kas tiksliai sugalvojo, gal ir netaip svarbu, bet vienų protestų metu spausdinom tokius bročytus vadinamus, didelio formato laikraštukus, kuriuose buvo tekstai irgi susiję ten su kainom, su gyvenimu, su studentais. Ir jisai vadinosi gyvenimas per brangus. Brangus piniginė prasme ar brangus nesmielas. Tai va, ir ta svetainė gyvuoja nuo tada, vėliau, čia prieš kokius, nežinau, jau turbūt 4 metus, aš pradėjau įgarsinti tekstus, paskui ten daugiau žmonių prisijungė, įgarsinom virš 100 tekstų, tada ir kažkokių gyvų renginių padarėm, ir net audio dokumentikų sukūrėm, ir prieš beveik metus pradėjom filmuoti ChatGPB tinklalaidę. Ir viskas yra išlaikoma iš jūsų, tai yra jūsų paramos. Mes esam sakę, jau dabar truputėlį skaičiai šiek tiek pakilę yra, bet mes per mėnesį kažkur tokių garantuotų pajamų turim apie 500 eurų, negarantuotų dar prisideda kiekvieną mėnesį gal vidutiniškai kokią porą šimtų eurų. Tai mes turim kokius 700 eurų per mėnesį ir mums tų pinigų pilnai užtenka visokiem išlaikymam. Pavyzdžiui, sakykime, audio failų talpinimas ir tai, kad jūs galite ten Spotify ar kažkur tai klausyti juos, mums kainuoja kiekvieną mėnesį 60 eurų. Kiekvieną mėnesį kainuoja internetinio puslapio, aišku, išlaikymas, buhalterio paslaugos, nežinau, dabar nebeatsimenu jau, bet žodžiu, turim ir kitų tokių nuolatinių išlaidų ir jas atmetus lieka daug mažiau. Ir mes neturim problemų su pinigais, tol kol mes nepradedam mokėtis kažkokių tai atlyginimų. Tai vat, pavyzdžiui, šitas video apie antisemitizmą, kur aš minėjau, ar ne, tai yra 10 valandų darbo, visko ir finale aš, nežinau, GPB sumokės man kokį 100 eurų autorinį atlyginimą. Ne todėl, kad tas video būtų 100 eurų vertės, turint omeny, kiek yra įdėta darbo, žinių ir kažko tai, anaip tol, o todėl, kad tiesiog elementariausiai, jeigu atlyginimai išsimokėtumėm savo atlyginimus tokius, kokie yra maždaug už darbus rinkos kaina, tai mes tiesiog nebeturėtumėm už ką sumokėti buhalteriui ir už ką išlaikyti audio failų ir viskas, ir užsidarytumėm ir svetainės. Ir kitų dalykų. Tai vat problema yra tada, kai mes pradedam kažką tai truputėlį finansinę prasme gauti atgal. Yra, aišku, ne finansinė pusė, yra kita medalio pusė. Ir jinai svarbesnė. Visada visi organizuojami protestai, rašomi tekstai, šitą informacijos klaidą, kurią mes darom per GPB, jinai yra idėjinė. Ir aš nežinau, kitaip gal ir negali būti, ir tai yra normalu. Bet tos idėjos, viskas su jom yra fainai, bet jas kleisti ir daryti dalykus yra sudėtinga ir žmonės tiesiog perdega, jeigu tai daro intensyviai. Arba elementariausiai nebeturi tam laiko, nes turi darbus, turi šeimas, turi kažką ir, sakykime, GPB redkolegijoje visiems turbūt tai yra ne pirmas darbas. Ne turbūt ne pirmas darbas, norėjau pasakyti, kad turbūt ir ne antras, nes kai kurie dar ir 2 darbus turi. Ir tiesiog nebespėjam, grąžos mažai ir truputėlį svyra rankos. Ir dažnai svyra rankos. Jos kyla darbui tik tai dėl to, kad gaunam kažkokį atgalinį ryšį iš jūsų. Matom, kad kažkaip yra to noro.
mus matyti, girdėti, skaityti ir yra to noro, kad GPB gyventų ir ačiū Jums labai už tą paramą. Bet rankos vyra vis tiek. Pavyzdžiui, tas faktas, kad mes nesugebam pasižadėtų ChatGPB serijų padaryti kas 2 savaitės, tai yra ne todėl, kad nėra kam pakalbėti ar nėra apie ką pakalbėti, o todėl, kad nėra kas organizuoja ir surenka žmonės, nes tų žmonių mes, ne tik redkolegija yra, mes turim platų ratą pažįstamų žmonių, kurie išmano labai gerai daug įvairiausių temų ir tikrai nebūtų problemos. Problema yra ta, kad net elementariausiai nėra kas organizuotų filmavimą. Kita problema, pavyzdžiui, yra kaip išgyvena panašios organizacijos, jos turi, sakykime, projektinę kažkokią veiklą ar ne, rašo projektus, tai mes, pavyzdžiui, neturim laiko parašyti projektų ir jį administruoti. Tiesiog elementariausiai nėra to, sakykime, laiko ir energijos ir finansinio kapitalo, kad parašyti projektą, kuris, sakykime, galbūt atneštų daugiau pinigų. Svajonė yra, kad kada nors GPB turės bent vieną pusėtatį žmogui, kuris nuolat dirbtų ir tą organizuotų ir tą darytų. Bet to mums nepavyks padaryti be Jūsų pagalbos. Tai kitas dalykas yra, kaip sakiau, tas atgalinis ryšys ir tas atgalinis ryšys yra kažkokiam tai žinutėm, kad čia labai fainai darot, komentarais ir taip toliau, viskas fainai. Bet problema yra, pavyzdžiui, su video turiniu yra problema tokia, kad tai yra algoritmai ir yra YouTube algoritmai, nes, aš nežinau, gal reikia tą pasakyti. Kas mus žiūri, tai priklauso nuo YouTube'o ir kiek labai žiūri. Ne nuo to, ta prasme priklauso ir nuo to, koks yra geras turinys, žinoma, bet nemaža dalim priklauso nuo to, kaip YouTube'as įvertina tą žiūrimumą ir tematiką ir taip toliau. Tai pavyzdžiui, apie 70% visų peržiūrų jos ateina iš to, kad žmonės paspaudžia ant paveiksliuko ir pavadinimo. Tai reiškia, tie didžioji dalis žiūrovų yra ne iš to, kad mes pasidalinom Facebook'e su nuoroda ir ten puslapyje ir kažkas paspaudė ir nukeliavo tiesiai į YouTube'ą žiūrėtą video. O iš to, kad tai yra tiesiog įsijungiamas YouTube'as ir ten pamatot mūsų tą video, ar ne? Ir paspaudžiat ant jo ir žiūrit. Tai tam, kad žmonės paustų, čia yra tas pats kaip su antraštėm, ar ne? Mes galėtumėm daryti kokius nors ten išprotėjusius tuos paveiksliukus, galėtumėm į antraštę rašyti, kad Landsbergis kažką ir tada tikrai atsirastų daugiau žiūrovų ir žiūrovių. Bet mes to nedarom, mes neužsiimam to clickbaitų, tom pagauliom antraštėm, nes tiesiog elementariai bandom išlaikyti kažkokį bent kokybės standartą. Vietomis kai kur gal ir pasiduodam truputėlį, bet tikrai prieš savo valią su tikslu, kad daugiau žmonių sužinotų, ką mes norim pasakyti. Tai mes to nedarom, YouTube'as netiek daug rodo, netiek daug peržiūrų, netiek daug prenumeratorių ir taip toliau. Ir praėjo beveik metai, mes turim vos virš 700 prenumeratorių YouTube'e. Video stabiliai dabar jau pasižiūri apie 1000 žmonių, kai kurios daugiau, kai kurios šiek tiek mažiau, bet maždaug apie 1000. Šitą video, pavyzdžiui, neabejoju, kad bus keli šimtai, nes jisai nėra labai įdomus ir jisai yra skirtas tik tai artimiausiai publikai, tai ačiū, kad vis dar žiūrit. Ir kodėl turėtų būti kitaip? Ar kodėl reikėtų, kad būtų kitaip? Nes aš suprantu, kad, sakykime, kodėl aš turėčiau galvoti, kad toksai YouTube kanalas arba toksai GPB turėtų gyventi geriau, turėtų turėti daugiau pajamų, paramos ir taip toliau. Galbūt ne, mes galbūt nepavarom taip gerai, kaip kas nors kitas pavaro, mes kalbam temam, kurios netiek daug įdomios kam ir taip toliau. Ir okei, aš suprantu, čia irgi tam tikra prasme rinkos ekonomika ir tai, ką mes darom, tai joks save gerbintis liberalas tokiam nesąmonėm neužsiiminėtų, nes finansinė prasme tai yra visiškas pravalas, o idėjinė prasme, tai jinai tik tai mus ir palaiko.
Tai va, tai kodėl GPB turėtų rūpėti ir kodėl turėtų gyventi. Nes jeigu pagalvojat Lietuvos kontekste, tai šitos, sakykime, kairios idėjos, bet aš net nežinau, man tai tas kairios idėjos, tai kaip kažkoks tai... Joks čia ne kairios idėjos, čia yra elementarus protas. Elementarus protas, kad Kasčiūnas yra blogai krašto apsaugos ministro poste, čia nieko kairaus nėra. Ir jisai pats sakė, kad čia kairieji užpuolė, tai kokie kairieji, ten buvo krūvos NVO, kurios su kairumu nieko bendro neturi ir taip toliau. Tai žodžiu, ne apie tai, bet ir apie tai, ir apie jį dar gal pakalbėsim. Bet apie tai, kad Lietuvos tam kontekste nieko iš esmės ir nėra. Yra dalis NVO, kurios užsiima labai gerais darbais ir valio, užsiima žmogaus teisų reikalais, užsiima kažkokią socialinę politiką, kažko, viskas to yra labai gerai. Bet visuomenės informavimo prasme mes neturim nieko tokio. Mes turim visokius ten karštus komentarus, aptv ir taip toliau kažkokiai daliai publikos. Ir turim nacionalinį transliuotoją, kuris yra valstybinis transliuotojas, ir turim visokius Delfius ir TV3, kas yra, nežinau, aš nebežiūriu ir nebeklausau jau kokie, 4-5 metai, gal absoliučiai nebeįsijungiu ir absoliučiai nebepasigendu, nes tai yra beprasmis reikalas. Ir yra valstybinis transliuotojas, kuris dažnai apsimeta objektyvumu, bet aš nežinau, pastaraisiais metais gal tiesiog akiliau pradėjau stebėti, ten yra tikrai prastai. Aš turiu omeny apie politiką, apie žinias, naujienas ir apie tai, kaip yra pateikiama, kokie ekspertai yra kalbinami ir ten taip toliau. Aš nekalbu apie kultūrinę dalį ten ir visokius, kokius filmus jie rodo ir taip toliau, viskas ten yra puiku ir aš manau, kad tikrai niekas nieko geriau nedaro ir taip ir turėtų būti ir jie puikiai dirba. Tai mes, kaip visada sakau, LRT kritikuoju iš meilės. Tai va, ir tam informaciniam kontekste, informacinio lauko kontekste, aš manau, kad GPB yra vienintelis kanalas, kuris transliuoja kažkokią tai truputėlį kitą žinią. Ir kadangi ta žinia, kadangi Lietuvos, ir ne tik Lietuvos, bet vakarų pasaulio politika yra, arba jinai tiek yra persmelkta to politikos centro, arba jinai yra tiek pakeliavusi į dešinę, kad mes atrodom kaip kažkokie išprotėję kairieji. Bet, taip tikrai toli gražu nėra. Kažkada buvo vadinama Kauno anarchistų grupelė. Tie anarchistais tuo metu save vadino gal kokie 2 žmonės iš kelių dešimčių, nežinau. Nesvarbu čia. Bet, žodžiu, prasme, ten kažkokiais radikalumo kaltinimais ar kažkas, tai yra kosmosas. Ta prasme, tai yra žmonės, kurie kaltina to radikalumu, tai tiesiog tai yra politinis veiksmas, taip pat kaip su to antisemitizmu, papasakosiu, kad maždaug diskredituoti, kad čia kažkokie radikalai. Absoliuti košė. Ir ta žinutė, kurią mes transliuojam, jinai panašu, kad prasimuša tik tai mažai daliai auditorijos. Nes mes matom, skaičiai neypatingai auga, sakykime, visi skaičiai, visokie Facebooko followerių ar ten kažko tai, kurių beje jau beveik 10 000 turim, tai visai neblogai, sakyčiau. Ir tada žiūrint į tuos skaičius, viena vertus atrodo, kad viskas, pasiekėm visą tą auditoriją, mes kartais diskutuojam apie tai. Pasiekėm tą auditoriją, kurią galim pasiekti, nes, pavyzdžiui, ten papublikuojam kokį nors tekstą ar padarom video apie ką nors, kas yra koks nors ten labai karštas topikas tuo metu, karšta tema. Ir tada atsiranda daug ten visokių followerių, subscriberių, kažko tai, ar ne. Ir tada tiesiog iškomunikuoji kokią nors ten žinią, kad gėjai irgi žmonės vos ne, ir tada staiga krenta, nes tie 2 dalykai daugam nesusisieja, ta prasme, kad mes tarp nacionalinio susivienijimo žmonių, rėmėjų turbūt rastumėm nemažai, kurie mums visiškai pritartų arba ten sakytų, jo, fainai, jeigu mes kalbėtumėm apie ten socialinę politiką kokią nors, apie ekonomikos kažkokią tai dalį galbūt, bet visiškai visom kitom temom mes esam kardinaliai priešingose stovyklose. Tai va, žodžiu, tai taip atsiranda, dingsta ir taip toliau. Tai viena vertus atrodo, kad mes pasiekėm jau tą ribą ir jau atrodo, kad nėra kur dėtis. Kita vertus, vis atsiranda kažkokių žmonių, kurie mums parašo, sako, ką tik atradau,
Beje, redkolegijoje turim vieną žmogų, kuris prisijungė po to, kai pamatė ChatGPB tinklalaidę, tai ne prieš nepilnus metus prisijungė ir dabar yra redkolegijoje, nes tiesiog ten tiek patiko turinys ir atrado, va taip, ar ne? Tai vis kažkas tai atranda, va tokių atsirado dabar Aleksandras, kuris pradėjo jau su vienu mum tuo thumbnailu vadinamu, tuo paveiksliuku YouTube. Žmogus, kurio mes nepažįstam, asmeniškai niekada nesusitikęs, bet pasisiūlė tiesiog padėti, ar ne? Nes patinka, ką kalbam. Tai klausimas yra, kiek tokių žmonių yra Lietuvoje. Ar tai yra tas 1000, kuris mato ChatGPB, ar tai yra tie, sakykime, 10 000, kurie, nežinau, kiek iš jų ten kokiam irgi turbūt 1000 Facebookas parodo, ką mes pasidalinam Facebook'e. Iš tų 10 000 sekėjų. Žodžiu, tai ar jų yra tiek, ar jų yra, aš nežinau, kai kuriom temom gal būtų ir 50 000 įdomu, ką mes kalbam ir jie pritartų mum. Ir mes nežinom, ir mes tą labai, aš nežinau, kaip yra įmanoma sužinoti. Ir dėl to aš kreipiuosi į tuos jūs didžiausius rėmėjus, kurie, jeigu vis dar žiūrit mano šitą ramblinimą, tai yra nuostabu. Darosi šalta, einu kur nors pasislėpsiu nuo vėjo. Nu va, čia turėtų būti šilčiau. Čia žinau, kad užknisu kartais su tais vaizdais iš Maltos ir čia su ta šiluma, bet žinokit, viskas yra reliatyvu ir čia yra kitų minusų. Tai labai nepavydėkit. Ir beje, jau turbūt ir Lietuvoje šilta. Tai va, kodėl turėtų GPB rūpėti arba kodėl GPB yra svarbu, kad egzistuotų. Tai bevaikščiodamas prisiminiau, kad kažkaip pagalvojau apie tą Kasčiūną ir apie, ne tai, kad jis man labai rūpi dabar ar ką, bet tiesiog prabėgo mintis. Ir prisiminiau, kad 2009-10 metais ir paskui 12-13 ir paskui 14 ar 15 truputėlį gyvenau Budapešte. Ir 90, kai gyvenau, aš ten gyvenau tos akademinius metus, tuo metu Orbanas ką tik atėjo į valdžią, ar ateidinėjo į valdžią, ar tuo metu atėjo, dabar tiksliai nebeatsimenu, bet jau buvo daug kalbų ir va tuo metu, kai Lietuvos konservatoriai su juo labai bičiuliavosi, sveikino ir džiaugiasi, kad ateina toksai lyderis į valstybės vadovo pozicijas Europos Sąjungoje, Vengrijos kairiai buvo absoliučiai aišku, kas čia ateina. Nežinau, aš nesiekiau ten tiek tos politikos, nežinau, kas tas Orbanas, aš jį susitikau tada. Buvo visiškai aišku, kas ateina, su kokiom intencijom ir galbūt, aišku, visų detalių negalėjo nuspėti ir nežinojo, kaip toli eis, ar galbūt žino, kad jis eis dar toliau negu dabar jau nuėjęs yra. Bet kairiai buvo visiškai aišku. Tikrai nebuvo jokių ten kalbų. Mums akivaizdžiai labai aišku buvo tokie paprasti dalykai, kažkam paprasti, kažkam tragiški. Gal ne 10, bet gal kokiais 11 metais buvo pradėtas išvalinėti Budapeštas nuo benamių. Budapešte gyvena labai daug benamių ir buvo pradėta politika, kad jų ten neturėtų būti. Ir kokia ta politika buvo, tai nebuvo ta politika, kad jiems surasti, kur gyventi, kažkaip padėti, bet buvo tiesiog išvalytas miesto centras nuo jų. Tai yra, buvo skiriamas baudos, tiesiog susimokėti liepia benamiam. Jie, aišku, neturi už ką susimokėti, aš nežinau, tada ten gal pasodindavo kokiai parai ar ką, bet esmė tame, kad galiausiai problema nebuvo išspręsta, o jinai buvo iškelta iš miesto centro į tolesnius pakraščius. Ir ten, pavyzdžiui, benamis, kuris guli prie kažkokio pagriuvusio pastato įėjimo, užsiklojęs ir pasidėjęs žvakę ir vyno butelį ir skaito knygą, tai nebuvo kažkas tai reto. Tai, ta prasme, ten buvo tokie benamiai. Bet nauja Orbano valdžia kažkaip sugalvojo, kad čia turbūt nereprezentatyvu, nefainai, nežinau, tai susidarojo taip. Tai buvo toksai akivaizdus ir aš kai grįžau jau po kelių metų, jau buvo didžiulis skirtumas. Liko dar kai kurios ten kišenės mieste,
kuriuose tų benamių būdavo daugiau, bet šiaip jie pradingo. Atrodytų tokia gretutinė, šalutinė, maža problema, bet jinai daug pasako ir apie vertybės. Buvo visiškai aišku dėl ten jau tų planuojamų konstitucijos pakeitimų ir visko buvo aišku ir ta didžioji politika, kur link keliauja Orbanas. Ir kas buvo tada? Buvo kažkokių tai nedidelių protestų, bet viskas taip ir baigėsi. Lietuvoje tuo metu vyko, pavyzdžiui, kokia nors vasario 16-osios eitynės Kaune. Ir jau kai atsirado spaudimas Vengrijai, ten po kelių metų, 2014, neatsimenu, tai jau kažkas nešėsi plakatą Vengrija nepasiduok. Ir aš net neabejoju, kad tuo metu dar koks nors Kubilius ar šiaip konservatoriai būtų tam pritarę, Vengrija nepasiduok, Orbanai nepasiduok ir taip toliau. Ir tai buvo geri labai draugai. Kuo baigėsi, mes žinom. Čia yra tik tai vienas pavyzdys. Kitas pavyzdys, pavyzdžiui, yra koks nors, irgi iš aktualijų galim kalbėti apie Izraelį. Ar jūs mylit Netanyahu, ar jūs nemylit, net Izraelio bendrai tokie palaikytojai ir turintys daug šiltų jausmų Izraeliui Netanyahu nepalaiko. Ir nepalaiko, ten, nežinau, kai kurie gal dėl korupcijos, kai kurie ten dėl dar kažko, bet aišku, tas tai man mažiau svarbu, bet kad Netanyahu yra visiškas bybis, tai buvo žinoma labai seniai, jo pirmas premjeravimas buvo dar praėjusiam tūkstantmetyje ir su ko jisai iškilo, su kokiais šūkiais, kaip jisai atkeliauja į valdžią, buvo viskas aišku. Nepaisant to, žalia šviesa buvo uždegta labai stipriai iš visų, įskaitant ir Lietuvą, ir Lietuva, aišku, vykdė turbūt tokią politiką, kokios reikėjo sąjungininkams vakaruose. O pačiam Izraelyje būdavo protestų, bet jie būdavo irgi labai nedideli. Čia iki tų protestų, kurie vyko prieš spalio 7-ąją, kuomet protestavo daug tūkstančių žmonių Izraelyje prieš Netanyahu vyriausybę, tai jie protestavo prieš ten tuos vidinius visus dalykus. Apie Palestiną kalbos ten nebuvo, absoliučiai, ten buvo apie korupciją ir apie, nežinau, dar kitus dalykus, bet ten būdavo vienas toksai vyriškis, kuris vaikščiodavo su Palestinos vėliava, tai ten dažnai būdavo iš ko neveikiamas, apstumdamas ir gal net kažkiek pamušamas. Tai ne, ten buvo su Izraelio vėliavom nacionalistinis toksai nusiteikimas ir, ta prasme, masė tų vėliavų. Aišku, čia Amerikos įtaka ir ten tos vėliavos gal kitaip veikia, bet nesvarbu. Bet tai tikrai nebuvo su Palestina niekaip susiję. Tuo tarpu Izraelio kairė, sakykime, ta ir kurią aš pažįstu, jiems, aišku, rūpėjo ir okupacija. Ir kas per vienas yra Netanyahu buvo žinoma seniai, bet kas bent kažkiek literatūrą domisi, tai seniai žino jo politiką okupuotų Palestinos teritorijų atžvilgiu. Ir tai, kas įvyko po spalio 7-osios, yra absoliučiai normali tiesa. Ir jinai visiškai nestebina ir ta vyriausybė, kurią sudarė su teistais teroristais valdžioje, yra vienas ministras, kuris buvo teistas už terorizmą. Tai, žodžiu, tai dar vienas pavyzdys, ką maža grupelė kairės šaukia 19 metų ir niekas labai nuo to nesikeičia. Ir aš nemanau, kad, sakykime, negalvoju galbūt taip gerai, bet aš manau, kad GPB yra viso to priešakyje. Ta prasme, kad mes irgi esam tie žmonės, kurie, pavyzdžiui, dėl Kasčiūno, ar ne, ta šaršalas, kuris čia kilo, niekam čia turbūt nebuvo labai įdomu ir svarbu pasisakyti, bet visokios peticijos ir NVO susirūpinimas ir dar kažkas, tai taip pat kilo didelė dalim dėl GPB redkolegijos paskirų žmonių pastangų. Tas varikliukas buvo užkurtas tikrai čia.
Tai va, tai tokie va dalykai, jeigu rūpi LGBT žmonės, irgi, aš nežinau, ta prasme, ta mūsų redkolegija, šitas GPB yra vienas iš darbelių, gausybė protestų, gausybė visokių renginių, visko per tų žmonių darbus kasdieninius ir per tiesiog tą aktyvizmą vadinamą irgi žodį, kurio žiauriai nemėgstam. Per visus šitus dalykus tai yra tie žmonės, kurie organizuoja. Ir kaip, ir jeigu GPB neveikia, tai tada, aišku, galbūt tiem kitiem dalykam lieka daugiau laiko, bet tas rankų nusvirimas jisai vis tiek nemažėja. Ir aš manau, kad dėl to GPB turėtų gyventi. Nes aš nežinau, paskiri kažkokie balsai kažkur yra, bet tokio konkretesnio balso, kuris stengiasi kalbėti daug, bet nesigauna, nes neturi resursų, kalbu apie GPB, aišku, tai kito tokio dalyko nėra Lietuvoje. Ir nieko neatsitiks, jeigu mūsų neliks, niekas labai nepasikeis, todėl kad mes neturim tos didelės auditorijos ir man atrodo, kad mes dažnai kalbam tai auditorijai, kuri ir taip pritarė tam, ką mes kalbam. Tai žinot, preaching to the choir, kaip sako. Bet kita vertus, tai aš siūlyčiau nedaryti tos atskirties tarp mūsų ir mūsų šitos auditorijos, jeigu, jūsų, kurie vis dar klausot. Nes, jeigu jūs dar čia, tai tikrai jūs esate auditorija, kuri labiausiai GPB ir mėgsta. Tai nedaryti tos atskirties tarp mūsų, kurie mes darom tą turinį, ir tarp jūsų, kurie remiate ir mus palaikote ir visaip mylite. Ir siūlau nedaryti atskirties, nes susiję dalykai, jeigu jūsų nebus, tai po truputį tiesiog dėl jėgų trūkumo išnyks ir GPB. Todėl aš sakyčiau, kad visi ir visos, kas žiūrit, domitės, tai rimtai pasvarstykit apie paramos teikimą ar jos didinimą ir labai rimtai kviečiu dalintis tiesiog, pasakoti žmonėm, kas tai yra, suprantant, ką aš kalbėjau ir galbūt nerišliai ir aišku, čia gal reiktų pasiruošti ir gal net kokią ChatGPB seriją padaryti apie tai, kaip kokioj vietoj toks dalykas kaip GPB stovi bendrai visoje politikoje Lietuvoje, ar ne? Nes aš manau, kad tikrai būtų ką pasakyti ir kad tikrai tai yra svarbi pozicija. Ir nedaryti tos atskirties ir pasakoti ir pabandyti išplėsti ratą žmonių, kurie žino, kas yra GPB ir ką kalbam. Ir taip surinkti daugiau paramos ir galbūt turėti tą pusėtatį, kuris pasirūpintų daugeliu dalykų ir tada to turinio padaugėtų. Mes turėjom neseniai GPB retreatą vadinamą, tiesiog praleidom porą dienų su redkolegija, kalbėjomės apie dalykus ir viskas buvo labai kažkaip pozityviai, daug galvojom ir apie video turinį ir kad jį plėsim ir darysim kartu, nes dabar nemažai darbo darau aš. Ir pasibaigė tas savaitgalis, jisai jau buvo prieš mėnesį ir turbūt pastebėjote, kad staiga nepadaugėjo to turinio. Ir taip yra todėl, kad tiesiog žmonės, kažkam depresija, kažkas labai daug dirba, kažkas kažko užsiėmęs ir kadangi tai nėra pirmas darbas ir ne antras kai kam, tai dėl to mums tiesiog nesigauna. O aš manau, kad tai yra labai svarbu. Tai nepamirškit, kad liko kelios dienos 1,2% skirimo. Tai ne tik apie save pagalvokit, bet apie mamas, tėčius, pusbrolius ir taip toliau. Galit jiem priminti. Ir Contribui, Patreon mūsų, kad ir kaip mes jų nemėgstam, nes jie atsiriekia nemažą dalį, jie yra mūsų stabiliausios pajamos. Ir aišku, banko sąskaita su to tiesioginiu debetu kiekvieną mėnesį, tai yra geriausias sprendimas. Tai jūs savo kišenę prisidedat prie šitų idėjų ir kad jos būtų pasakytos. Ir aš manau, kad tai yra žiauriai svarbu, nes tokie laikai.